ta pirmoji metų knygos rinkimų akcija 2005 metais buvo pirmas bandymas, bet jis, sakyčiau, vyko labai sėkmingai, labai sklandžiai. Ir kada 2006 metais buvo patvirtinta valstybinė skaitymų skatinimo programa ir skirtas finansavimas, ir metų knygos rinkimų akcija kaip tik atsiranda toje programoje kaip viena iš veiklų ir gauna jau garantuotą finansavimą bent jau iki 2011 metų. 2014 metais, kai mano debiutinė knyga papuolė į 5-tuką metų knygos vaikam, aš nežinojau metų knygos rinkimų. Turbūt, kad kaip nors žinojau, bet nesigaudžiau dar absoliučiai tame pasaulyje knygų įvertinimų. Vis dėlto specialistai turėjo nuomonę, kad skaitytoją galima užsiauginti nuo mažens. Daugiausia balsuojančių už knygas ir aktyviai dalyvaujančių būdavo vaikų, tada paaugliai, tada suaugę, kaip nekeista. Man paaugliai labai artimi ir būtent tos didesnės širdis ir neramus protai yra labai mielas su jais susitikti, labai gera, labai smagu net, kai jie bando tave ignoruoti ar kažkaip parodyti, kaip jie tų knygų tai tikrai neskaito. Ir tas iššūkis turbūt ir jaudrina pabandyti jiems rašyti. Man paaugliai yra turbūt labiausiai panašus į pumpurus tokius, kurie jau yra ryškus, matosi. Ir ten yra visi vitaminai, visa gyvybinė medžiaga, viskas tik labai kietai suspausta. Ir dar tas pats pumpuras, nežinau, kada jis tiksliai prasprogs ir kaip gražiai jisai prasprogs. Bet aš tai jau žinau, kaip gražiai jie prasprogs. Iš tiesų, per tą akciją buvo daug tokių malonių, nuostabių akimirkų. Žinai, kada tu matai, kada skelbiami jau laureatai. Iš tiesų, tai toks jaudinantis momentas.